Morfologija – kalbos dalys, žodis, kalbos dalis ir žodis sakinyje. Gebės paaiškinti žodžio, kalbos dalies reikšmę, vartojimo ypatumus. Kalbos dalys. Kaip namo statybai reikia plytų, lentų ir rąstų, taip bendraujant žmonėms reikalingi žodžiai, įvairios kalbos dalys. Tekstas lyg tas namas, sudaromas iš įvairių žodžių, kalbos dalių. Tačiau atskiri žodžiai tai dar ne tekstas. Ką daryti, kad mintis būtų aiški? Reikia žodžius surikiuoti pagal tam tikrą tvarką. Ir pagal prasmę, ir pagal formą, pakeisti galūnes. Tada žodžiai sakinyje tarytum atgyja. Taip kuriamas tekstas. Norint suprasti tekstą, reikalingos ne tik svarbiausios, bet ir kitos kalbos dalys, kurių reikės mokytis, kad galėtume tinkamai bendrauti. Lietuvių kalba labai turtinga, tad norėdami taisyklingai kalbėti, turime pažinti visas kalbos dalis, išmanyti jų gramatinius požymius, suvokti reikšmę. Tik tada galėsime tinkamai bendrauti, keistis mintimis ir kurti tekstus. Susipažinę su taisyklėmis, atlikite nurodytas užduotis.